Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje trečiadienio žinios. Netrukus laidoje. Atnaujintoje Marijampolės profesinio rengimo centro bazėje bus sudarytos sąlygos geresniam moksleivių pasirengimui praktiniai veiklai. Kur ir už kiek atostogauti ruošiasi marijampoliečiai. Marijampolėje viešėjo choras iš Škotijos. Marijampolės profesinio rengimo centre įsibėgėja praktinės bazės plėtros darbai. Įgyvendinus 14,5 milijono litų projektą bus įkurti modernią įrangą aprūpinti, žemės ūkio technologijų ir melioracijos bei transporto darbuotojų mokymo centrai. Marijampolės profesinio rengimo centro praktinėje bazėje verda statybos darbai. Šiuo metu rekonstruojami pastatai. Įkūrus 2 žemės ūkio technologijų ir melioracijos bei transporto darbuotojų praktinio mokymo centrus bus užtikrintas geresnis moksleivių pasirengimas praktiniai veiklai, sudarytos sąlygos mokytojams tobulinti kvalifikaciją, atsiras galimybės perkvalifikuoti specialistus. Šio projekto vertė 14,5 milijono litų, iš jų daugiau nei 12 milijonų ES parama. Siekiant rengti kvalifikuotus ir paklausius specialistus, gebančius naudotis moderniausią techniką ir technologijomis, bus ne tik rekonstruota infrastruktūra, bet ir įsigyta modernios įrangos. Jai skirta apie 9 milijonai litų. Tai naujai specialybė kelininkų, visa nauja įranga bus, toliau melioratorių specialybė, ir vairuotojų bei žemės ūkio technologijų mokymui. Tai turėtum naują kombainą šiuolaikinį, įranga visiškai nauja iš gamyklinė. Tai kombainas, traktoriai, ekskavatoriai, buldozeriai, tenais automobiliai, 2 autobusus turėtum gauti, faktiškai gausim, nes pirkimai jau įvykę. Ir daug labai įvairių elektrifikuotų stendų mokymai. Galiu pasigirti, kad iš Anglijos perkam daugiakaušį ekskavatorių, kurio kaina apie 1 300 000 ir faktiškai jau pasirašyta sutartis ir tas ekskavatorius bus vienintelis Lietuvoje. Šis projektas prisidės prie kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos ir konkurencingumo didinimo, regiono gyventojų užimtumo skatinimo. Sektorinių praktinių mokymo centrų infrastruktūra bus pritaikyta neįgaliesiems. Šiame centre praktiniais veiklos įgūdžius galės tobulinti viso regiono gyventojai. Bet mokysis ir aplinkinių, sakysim, Balbieriškio Alytaus profesinio rengimo skyrius, mūsų turim Vilkaviškio ir Kudirkos Naumiesčio skyrius. Be abejo, kolegijos studentai, tiems, kuriems tinka pagal specialybės ir tekstai, jie visi turės galimybę susipažinti su tą naujausią įrangą ir techniką. Vyks perkvalifikavimas tų buvusių, kurie anksčiau baigė ne tik tais melioracijų, bet įvairių ir visų specialybių. Kaip matot, ir vairuotojai pas mus mokinasi visų kategorijų. Ir be abejo traktorininkai visų kategorijų, ir kelių melioracijos specialistai. Galės siūsti darbo biržos, galės siūsti įmonės, galės patys žmonės už savo pinigėlius. Kažkiek tai kainuos šitie visi dalykai, bet sakau, galimybė tikrai bus. Planuojama, jog Marijampolės profesinio rengimo centro praktinė bazė duris atvers dar šiemet gruodžio mėnesį. Lietuvos aukščiausiasis teismas atmetė buvusio Kalvarijos politiko Algirdo Geležiaus bei jo advokatų kasacinį skundą ir paliko galioti Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendį, kuriuo Geležius nuteistas kalėti 14 metų. Tokiam laikui buvęs politikas už grotų pasiųstas už 2 žmonių nužudymą 1994 metais. Šiuo metu nuteistasis slapstosi nuo teisėsaugos ir yra vienas ieškomiausių Lietuvos nusikaltėlių. Marijampolės apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl rasto kamuoliuko ant Marijampolės pataisos namų administracijos stogo, kuriame buvo paslėptos narkotinės medžiagos.
Kybartų muitinėje įkliuvo Rusijos pilietis, pasieniečiams negalėjęs paaiškinti, ko jis važiuoja į Lietuvą. Neturėjusio dokumentų pateisinančių buvimo Lietuvoje tikslą ir priežastis, užsieniečio nuspręsta neįleisti į šalį. Be to, muitininkams patikrinus automobilį paaiškėjo, kad slėptuvėse prigrūsta kontrabandinių rūkalų. Iš viso Rusas bandė į Lietuvą įvežti beveik 4000 pakelių cigarečių už daugiau kaip 28 000 litų. Prasidėjus atostogų metui paklausėme marijampoliečių, kokie jų atostogų planai. Žmonės vilioja ir užsienio šalys, ir Lietuvos pajūris, ir ežerai. Šeimos atostogoms vidutiniškai skiria apie 1000 litų. Ir kalendoriaus lapeliai, ir orai už lango skelbia atostogų sezoną. Pasidomėjome, kur ir kaip planuoja atostogauti marijampoliečiai. Kai ką mastina užsienio šalys, kai kuriuos traukia Lietuvos pajūris. Yra ir dar neapsisprendusių, o taip pat yra atostogas planuojančių praleisti dirbant. Vyksime gal Palangą aplankyti pradžią, po to gal kur toliau į šiltus kraštus. Dar kol kas nebuvo, planų būtų, bet pavyks, neaišku. Kaip planuoja čia šiemet atostogas praleisti? Nežinau, kažkaip daug metų planuojam, bet daugumoje nepavyks. Lietuvoje kiek girdėjom, kad neįspūdingai, Europą aš pats išmaišęs, kai vairuotojas, tai nežinau, kur trauktų, neįsivaizduoju. Planuoti dar nelabai planuoju, nes dienos centre, kada dirbu su vaikais, tai vasara yra dienos centre paleidžiama. Nors planuoju nuo Liepos vidurio, kada vaikus išvešim į stovyklą. Tai ką galvojat, ar išvažiuoti ar namuose? Ne, namuose, viskį darbe pasitvarkyti, kada vaikų nebus. Tai atostogas darbe planuojat praleisti? Taip, mes atostogų nelabai turim. Dirbdamos su vaikais. Jau praleidom atostogas, bet kad išvažiuoti tikrai niekur nebuvom išvažiavę, buvom namie. Nes oras nebuvo kažkoks tai geras. O ką namuose žmonės per atostogas veikia? O darbų daug. Daug darbų. Tokie jauni žmonės, kad tik dirb ir dar sykį dirb. Atostogas mes turėjom, praleidom kaime daugiausia. Visą laiką, kiekvieną vasarą praleidžiam kaime atostogas. Ir ką per atostogas kaime veikia? Maudomės, ilsimės, mamai padedam. O jeigu dar išpuola laisvo laiko, tai išvažiuojam viskį kur prie ežerų. Lietuvą pakeliaujam, į pajūrį nuvažiuojam. Lietuvoje patinka labiau šalis? Aišku, traukia užsienio šalis. Kodėl? Na, Lietuvoje jau prie atostogauta. Kasmet Lietuvoje atostogaujam. Norėtųsi kažkur toliau. Važiuojame į užsienį kur nors. Kokias šalis, pavyzdžiui? Nuvažiuojame į Jungtinės Amerikos valstijas, pas dukrą į Kaliforniją. Lietuvoje, ar neįdomu, ar nesmagu, ar kaip? Ne, Lietuvoje aš ne. Į Palangą man, nežinau, nelabai mėgstu Palangos jūros. Labai šaltas man vanduo. Labai mėgstu šiltą vandenį. Ir šis mėgstu šiltą orą labai. Labiausiai tai aišku norisi į šiltą šalį prie vandens su vyru ir vaikais. O kokią šiltą šalį? Šiltą šalį, tai tikriausiai kaip daugelio populiaru Turkija, Egiptas. O Lietuvoje neįdomu? Įdomu, šiaip planuojam irgi su tėvais kažkur tai vykti į Aukštaitiją arba Žemaitiją, aplankyti, nes iš tikrųjų Lietuvą mažai pažįstu. Prie jūros nenoriu, labiau traukia mane kažkoks poilsis prie ežero, kaimo turizmo sodyboje, nes gyvenimas ir taip įtemptas, tai norisi ramybės. O čia atostogausim tik Lietuvoje, nes dar ne visi ežerai aplankyta, ne visi gražūs kampeliai pamatyti, tai į čia į ateitį užsienis. Planuojam važiuoti į Palangą prie jūros biskį. Patinka lietuviškas pajūris? Taip. Užsienis netraukia? Tai traukia, bet finansinis. Dėl finansinių, kaip sako, užtenka Palangos. Dauguma kalbintųjų sakė, šeimos atostogoms planuojantys skirti vidutiniškai apie 1000 litų. Kur ir kaip planuojate atostogauti jūs, kviečiame atsakyti apklausoje mūsų internetinėje svetainėje www.marijampolės.tv.lt. Žinių pabaigoje kviečiu pasiklausyti choro iš Škotijos. Jis į mūsų miestą atvyko neatsitiktinai. Vadovas yra dirbęs savanorių Marijampolės mokyklose ir mokęs mūsų moksleivius anglų kalbos.
Choras iš Škotijos miesto Glasgow mūsų mieste neatsitiktinai. Douglas akademijos vidurinės mokyklos chorui vadovaujantis Markas Evansas prieš 15 metų yra dirbęs savanoriu Marijampolės mokyklose. Maždaug metus gyvendamas Marijampolėje Markas ne tik mokė vaikus anglų kalbos, bet ir domėjosi lietuvių muziką, ją tyrinėjo. Laisvalaikiu Škotas dainavo Česlovo Sasnausko chore. Taip gimė meilė Lietuvai, kuri neužgęsta iki šiol. Aš čia gyvenau ir aš buvau anglų kalbų mokytojas čia Marijampolėje prieš maždaug 15 metų. Girdžiu, kad lietuvių kalbos nepamiršot? Nepamiršot, bet po 2 dienos Lietuvoje bus geriau. Škotijoje aš negaliu kalbėti lietuviškai, bet man patinka, labai graži kalba. Man linksma taip parodyti mano vaikai, kur aš gyvenau, kur aš dirbau ir man džiaugsma, tai labai fain. Kiekvienais metais Markas Evansas grįžta į Lietuvą pas savo draugus Marijampolėje ir Kaune. Ir ne tik atostogauti, bet ir koncertuoti. Marijampolėje choras atliko solidžią programą. Joje ir Vivaldžio kūriniai ir nacionalinė norvegų škotų muzika. Šis choras sukomponuotas iš 2 Douglas akademijos kolektyvų – seniorų ir kamerinio choro dainininkų. Daugelis jų muzikinių specialybių studentai. Dalis jų vėliau rinksis muzikinės studijas universitetuose ir konservatorijose. Markas Evansas žinomas chorinės muzikos specialistas Škotijoje. Šiuo metu Škotijoje Markas Evans dirba su labai dideliais chorais, vadinamais simfoniniais chorais Škotijoje. Tokiais kaip Edinburgo festivalio choras ir Karališkojo Škotijos nacionalinio simfoninio orkestro choras. Markas taip pat yra labai susijęs su nacionaliniu Škotijos jaunimo choru. Jis yra jos jaunimo kameriniu choru. Ir tokia įdomi detalė, kas domisi chorų, dirigavimu, dainavimu. Tai šiais metais, tai yra 2013 metais, Liepos mėnesį, Markas vadovaus nacionalinio Škotijos jaunimo choro kursams. Marijampoliečius ir miesto svečius ir toliau kviečia vasaros kultūrinių renginių programa Vasaros akvarelės. Ketvirtadienių ir penktadienių vakarais laukia įvairiapusiška kultūrinių renginių programa, kuri kviečia visus puikiausią metų laiką praleisti su gera muzika, poezija, kultūros atradimais. Šį penktadienį 19 val. Jono Basanavičiaus aikštėje koncertuos tarptautinių festivalių dalyvis Pučiamųjų orkestras iš Pietų Italijos. Programoje skambės Bellini, Verdi, Puccini, Vivaldi ir kitų kompozitorių kūriniai. Pasinaudokite retą progą romantiškai praleisti vakarą ir paklausyti gero orkestro grojimo. Jau šį penktadienį 19 val. Jono Basanavičiaus aikštėje. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagates. Čia buvo trečiadienio žinios. Gražaus vakaro, iki rytojaus.